Labas vakaras. Na tai ką, kaip ir žadėjau, susitinkame video pamokoje, kaip aš mezgiau, gal jau dabar galėčiau pavadinti tuniką iš katės siūlų Mediteranėje. Net nežinau, nuo ko pradėti. Gal pradžiai pradėsiu nuo siūlų, kuriuos naudojau šiai tunikai. Vadinkim ją tuniką. Tai buvo katė Mediteranėje, 300 spalva ir tai yra 100 gramų 230 metrų ir aš mezgiau 3,5 virbalais. Šį megztuką mes megsim kartu, tik tai šitoj pirmoji pamokoj aš jums papasakosiu, kaip apsiskaičiuoti akis. Tam, kad jūs pradėtumėt šį mezginį, jums reikės nusimegzti mėginuką. Lida, labas vakaras. Ir pagalvojau, kad jūs nebūtumėt, kaip čia pasakyti, kad negalvotumėt, kad šitas skaičiavimas yra tik tai būtent tinkantis šiam siūlui, tai išmoksim skaičiuoti, kad jūs galėtumėt prisitaikyti bet kuriuos siūlus, kuriuos jūs tiesiog turite arba kuriais norėtumėt megzti. Tai tik tai aš pati, kitą, kurį megsiu jau kartu su jumis, kitose pamokose, Jolanta, labas vakaras, Ramutė, labas vakaras, tai aš jau megsiu gal šiek tiek kitaip, kad būtų įdomiau. Ir Lina, labas vakaras. Ir kitą megsiu, vis tik pagalvojau, kad Joana, labas vakaras, kad vis tik ne iš Mediteranėje, kad būtų ir man pačiai įdomu, tai aš megsiu iš naujai atkeliavusių Cotton Cashmere de Greit. Tik tai, žinokit, man pačiai dabar didžiausia dilema. Jolanta, labas vakaras, kurią spalvą išsirinkti. Tai va, tai Sandra, sveiki. Tai va, tai pasidėjau čia kelias spalvas, po video sakiau, irgi megsiuosi mėginuką ir taip pat kaip ir jūs, pradėsiu, startuosiu nuo pat pradžių. Asta, sveiki. Tai va, tai aš megsiuosi, manau, kad iš šitos spalvos, beje, apie šitą siūlą tai pašnekėsime rytoj. Tai va, tai kad man būtų įdomiau, tai aš irgi megsiu tada iš kitų siūlų ir irgi kartu su jums savo po to skaičiuosiuosi iš naujo, kad būtų įdomiau. Inga, labas vakaras. Tai pradžiai aš bandysiu jūs supažindinti. Aš šį mezgiau gerosiom akim. Birutė, labas vakaras. Ir po to platinau. Platinau 4 kartus. Išplatinau iki rankovių ir tada mezgiau tiesiai. Bandžiau šiek tiek padaryti skirtumą tarp priekio ir nugaros, bet nes niekart, žinokit, nebuvau dar dariusi. Tai nežinau, ar kitam darysiu. Jeigu darysiu kitam, tai tada darysiu ženkliai didesnį skirtumą. Ir būtent, ir dalis sveiki, ir būtent apie tą skirtumą, kaip gale daryti irgi trumpintas akis, aš jums video parodysiu. Tai čia buvo tiesiog esmė, šio buvo toks, jis kaip mokomasis mezginys, kad aš jums galėčiau irgi taip parodyti. Tai va, ir dar parodysiu, kaip uždarinėjau akis, būtent uždarinėjau su adata, ne su virbalais, kaip, tradiciškai, turbūt dvi akis tiesiog išmezgame į vieną. Tai aš uždarinėjau būtent adatos pagalba, tam, kad, man pačiai gražesnis iš tikrųjų tas pabaigimas yra su adata. Tai va, mama, Staselė, labas vakaras. Tai va, tai tada gal pradėkime nuo skaičiavimo. Visų pirma, aš būtent šiam mezginiui mėginuko nesidariau, dėl to, kad turbūt jau skaitėt, kad man buvo labai daug nesėkmingų bandymų būtent su šiuo mezginiu. Aš gal, nežinau, žinok, 6 kartus ardžiau, tai aš tiesiog mezginį išsiskaičiavau. Kaip skaičiuoti mėginuką, tai turbūt mes viso žinom, reikia išsiskaičiuoti būtent 10 centimetrų kiek yra akių ir būtinai pasiskaičiuokite, kiek yra 10 centimetrų mezgamų eilių.
Tai yra svarbiausi dalykai, kad jūs žinotumėt, kiek yra 10 cm akių ir kiek 10 cm yra eilių. Tai dabar aš megztuką padedu į šoną. Tai va, beje, kitą aš megsiu megztuką kitokią atnarą, aš megsiu viena gera, viena bloga. Tai va, tai gal pradėkim tada nuo skaičiavimo. Visų pirma, kad žinau, beje, dar kas svarbu, kadangi tai yra reglanas, matot, stovas man rytoj atvažiuoja, mano šitas stovas šiek tiek netinkamas yra filmavimam, jis labiau tinkamas fotografavimui, tai aš iš labai arti fotografuoju, tą jum filmuoju, bet rytoj atvažiuoja kitas stovas, kuris būtent mano telefonui bus tinkamas, tai bus Jūratė, sveiki, tai bus kiek patogiau filmuoti. Tai nepykit, kad iš taip arti tas visas vaizdas, tenksiuosi žiūrėti, kad jūs matytumėt. Jeigu kažko nematot ar negirdit, būtinai man rašykit, aš komentarus matau. Tai va, tai kad pradėti ir megzti tokį reglaną, mums reikalingi yra du skaičiai. Vienas skaičius, kokį akių skaičių mes surenkame, nuo kokio pradedam, ir kitas akių skaičius yra būtent viso nuo vienos rankovės per visą ilgį iki kitos rankovės, paskutinėme, Audronė, labas vakaras, paskutinėme pridėjime, kiek turi būti galutinis skaičius akių. Tai mums reikalingi tie vat būtent, Dalia, labas vakaras, tie vat būtent du skaičiai. Ir aš dabar jums papasakosiu, kaip šitos skaičius gauti. Aš savo tikrai, oi, atsargiai. Taip. Aš čia turiu pati jau pasiskaičiavusi, kad aš ilgai neužtrukčiau. Tai dabar pradedam nuo to, kaip ir minėjau. Nuo tankio. Mano tankis yra 21 akis. Tai 10 centimetrų. Tai vadinasi, 1 centimetre yra 2,1 akies. Ir būtent įmame po kablelio, neapvaliname. Tai va, toliau pas man eilių yra 28 eilės 10 centimetrų. Mums šio irgi skaičiaus reikės. Aš būtent šią megztukę dariau, tunikoje dariau reglaną 17 cm. Vis tik kitą, kur megsiu, aš darysiu šiek tiek trumpesnį, dėl to, kad medvilnė vis tik nėra tokia paslanki, kaip yra merino vilna, jinai vis tiek yra tvirtesnis siūlas, tai vis tik darysiu, kad labiau būtų prigludę vaikui prie pažastų. Ir šiuo kartu aš, kai skaičiavau reglaną būtent šitą megztukę, tai aš neėmiau būtent va šios dalies. Kažkaip tikėjausi, kad daugiau užsiries ir praktiškai šitos dalies nesimatys, nesijaus, jinai tiesiog susiraitys, bet vis tik žiūriu, kad medvilnė yra tokia tvirtesnė, tai taip stipriai nesiriečia, kaip norėčiau. Tai jisai būtent ir šioji vieta padaro kaip ir tą pratęsė reglano liniją. Tai va, ir gaunasi, kad eina nuo čia ir iki čia. Tai va, tai kadangi aš megsiu reglaną, dabar šitą megztukę aš megsiu taip, bus atnara. Beje, dar nepaminėjau, aš megsiu 110 dydį, vaikišką, 110 dydį megsiu. Tai yra 4-5 metų vaikui. Nors mano vaikas yra tik tai 3 metų. Jinai nešioja 110 dydį. Tai va, tai aš megzdama 3, 5, gal net 6 metų vaikam visada renkuosi atnarą 3 cm. Mano atveju reglanas bus viso bus 16, tai šitoj vietoj bus 13 cm. Tai dabar taip, tam, kad mes galėtumėm pasiskaičiuoti, mums reikia išmatavimo. Taip? Tai dabar žiūrėkit, reikia vaiko išmatavimo kaklo. Kaklas. Mano atveju vaiko kaklas yra 26 cm. Tada krūtinė mano atveju yra 59 cm. Ranka.
Aš sutinku, kad, suprantu, kad mažus vaikus išmatuoti yra ganėtinai sudėtinga, bet šiaip yra lentelės, kiek žiūrėjau internete, tai galima jomis vadovautis, bet kai mano vaikas yra nestandartinis, tai man vis tik tenka mano vaiką išsimatuoti. Tai nebent jūs turite išmatavimus arba pavyks išmatuoti. Tai mano vaiko ranka yra 20 cm ir matuojame, aš ant šitos vietos parodysiu, bet ranką matuojam, tai va šią dalį, bet matuojam visą aplink ranką. Tada rankovės ilgis. Ir žinome turbūt, kurios mezgat reglaną, kad rankovės ilgį matuojam ne nuo pažasties, ne nuo pėties, o nuo pažasties. Neringa, ačiū už jūsų gerumą, gavau siūlus tobulai suderintus. O, Neringa, visą žinutės jūsų nematau, kad tik nieko. O, ir 3 gėlytės. Džiaugiuosi, kad siūlėte. Iš tikrųjų, kas dėl siuntų, tai praeitos savaitės labai stipriai vėlavo siuntos Omnivos. Pati skambinau kelis kartus. Paprasčiausiai dėl techninių kliučių, tai labai ilgai siuntos keliavo, kurios buvo siūstos per Omnivą. Taip, tai dabar rankovės ilgis mano atveju yra 28 cm, bet aš dariau 3/4, tokį labiau, pailgintą tokią. Čia jūs vėl galite žiūrėti pagal save, gali daryti trumpom rankovėm, gali daryti tokią standartinę 3/4 per vidurį, gali daryti ilgom rankovėm. Čia jau kaip jūs norite, tai mano atveju, jeigu daryti 3/4, tai tada būtų kažkur tai apie 16 cm. Taip, ir dabar ilgis megztuko, tai aš matuoju nuo reglano. Ne nuo pečių, ne nuo viršaus, o nuo reglano. Tik iš tikro, tai turėjo būti ilgis 24 cm, čia standartiškai aš vaikui, kai mezgu savo, bet iš tikro, kadangi sunaudojau 2 kamuoliukus, tai aš tiesiog sumezgiu tiek, kiek buvo siūlo. Jis gavosi daug ilgesnis, dėl to ir gavosi labiau ne megztukas, o labiau tunika. Bet čia aš kažkaip tai manau, kad čia yra viskas tvarkoj. Tiesiog nenorėjau, kad liktų ten koks 10 gramų siūlo kamuoliuko, vien tik tai dėl to, kad sugalvojau, kad bus, tarkim, toks ilgis. Ir tuo labiau ilgis nėra labai baisu, kai jis yra per ilgas, nes vaikai tikrai labai greit auga, negu kad numezgame per trumpą. Kitas dalykas, aš atnarų nedariau šiuo atveju ir kitam nedarysiu, jūs galite daryti. Tai tada turėkite omeny, kad jūs turite atsiskaičiuoti. Tarkim, jeigu jūs imsit pilną rankovę, iki čia, tai jūs turite tada pasiskaičiuoti pilną ilgį, kiek yra, tarkim, kaip mano atveju, 28 ir pas mane atnarus kažkur tai 3 apie 3 cm. Tai vadinasi, jūs turėsit numegzti 25 ir pasilikti 3 cm atnarai. Jeigu jūs norit, kad atnara būtų atlenkta, tai tada automatiškai daugiau jos pramegsit ir tada jinai bus. Čia jau žiūrėkit, reguliuokite pačios. Tai va. Dabar pradėkim skaičiavimus. Taip, tai žodžiu, kaip ir viskas aišku, mes iš esmės turim išsimatuoti vaiką ir mes turim žinoti mūsų akių tankį ir eilių ilgį. Tam, kad galėtumėm pasiskaičiuoti šią vietą ir šią kraštinę vietą. Kad žinotumėm šitos skaičius, taip mes galėsim įsiskaičiuoti kitus mums labai svarbius skaičiukus. Gerai, tada keliaujam toliau prie skaičiavimo. Skaičiavimai. Pirmasis skaičius, tai kiek mes akių renkame. Tai tam mums reikės mūsų kaklo ilgio. Taip, mano atveju 26. Iš tikro, kiek reikia rinkti tų akių, aš video esu žiūrėjusi labai daug. Atsiprašau. Ir iš tikrųjų visos autorės labai skirtingai skaičiuoja. Vienos skaičiuoja nuo galvos apimties ir tada minusuoja 25%, bet man netiko šis skaičiavimas.
Kitas skaičiavimas yra nuo kaklo, kitas skaičiuoja dar pagal megztukus tiesiog. Tai man šis skaičiavimas nuo kaklo, kad kaklą įsimatavus, kažkaip tai labai puikiai atitiko. Ir kadangi tai yra vasarinis mezginys, aš pridėjau plus 10 cm. Tai pas man yra 26 cm plus 10 cm yra viso 36 cm. Ir dabar paprasčiausiai tai yra paprasta matematika. 36 cm mes padauginam iš 2,1 akies. Tai čia mūsų tas akių skaičius, kiek telpa į 1 cm. Ir lygu, gaunasi mano atveju 75,6. Ir aš suapvalinu iki 76. Ir kadangi tai yra mezginys mezgamas ratu, reikia plus vienos akies tam, kad sujungus į ratą pas mus liktų šitas skaičius 76, o nesumažėtų iki 75. Tai va, tai būtinai dar plus viena akis. Kaip sujungti į ratą, jau bus pamoka kitoj dalyje, aš kartu su jų megsiu ir manau, kad padalinsiu šias pamokas į 2 arba 3 dalis, bet aš manau, kad į 2. Kitą dalį, na, bendrai apie tai pašnekėsim gal vėliau, tada aš nenusimušu. Tai va, dabar kitas skaičius, kurio mums reikia, tai yra kiek akių turi būti jau po visų pridėjimų. Tai tam mums reikalinga krūtinės apimtis. Tai mano atveju yra 59 cm ir aš pridėjau 2 dėl to, kad nebūtų mezginys priglūdęs prie vaiko. Na, šiek tiek dėl laisvumo. Tai vadinasi yra 61 cm. Iš tikrųjų, jūs tai galite reguliuoti. Jeigu jūs norit, tarkim, platesnės, ne, tokios iš vis laisvos, tai jūs galite pridėti, tarkim, plus 4. Nerekomenduočiau megzti atitinkamai, kad būtų toks, koks yra išmatavimas, nes, na, vis tiek to komforto reikia, kad tas drabužis, ypač jeigu mezgama yra vaikui, tai kad, na, jam nevaržytų tų judesių ir šiek tiek, kad būtų laisviau. Tai va, tai aš pasirinkau plus 2 cm ir padauginau vėl iš to paties 2,1 akies. Va, iš tos paties, kur yra 1 cm. Ir lygu 128,10. Na ir mes suapvalinam iki 128. Labai svarbu, kad būtų skaičiai visi lyginiai. Na, tad ne lyginiai, o sveiki, kad nebūtų jokių po kablelių. Tai va, dar mums reikia, tai mes čia sužinojom, būtent, taip aš gal bandau tada taip nupaišyti, ne, čia rankos, priekis ir nugara. Tai mes sužinom 28, tai yra priekis ir nugara. Būtent čia. Mums dar trūksta šių skaičių, kiek yra. Taip, tai dabar tam mes ir turėjom išsimatuoti rankas. Tai mano vaiko atveju ranka yra 20 cm, bet vaikas turi mano 2 rankas. Tai tada padauginam iš 2 ir turim 40 cm. Ir kaip ir pridėjom 2 cm mes dėl laisvumo prie kūno, tai taip pat reiktų pridėti ir rankovį. Vėlgi, čia jau žiūrėkit pagal save, ar pridėsit po 2 cm, ar po 3 cm, ar po 1 cm. Jau žiūrėkit jūs pagal savo skonį, kaip jums labiau patinka. Aš kur mezgiau, tai aš pridėjau po 2 cm, tai vadinasi, kadangi 2 rankos, tai yra 4. Ir mes turim 44 cm. Ir vėl dauginam iš to paties 2,1. Ir mes turim 92,4. Ir apvalinam iki 92. Tai va, tai dabar mes turim 2 skaičius, kur čia mūsų taip, 128 plus 92 lygu 220 akių. Tai mūsų pirmas taškas yra 76 akės ir turim gauti 220 akių. Tai vadinasi, mums reikia pridėti
144 akis. Aš darau 4 pridėjimus. 4 pridėjimai yra. Taip, tai dabar žiūrim, 144 padalinam iš 4, nes 4 kartus pridėsim. Tai vienam pridėjime turi būti 36 akis. 36 akis ir tada tik tai niuansas yra toksai, kad 36 akis nelabai sudaro apvalaus skaičiaus pridedant, nes mūsų pridėjimai, pirmas bus pridėjimas, tai bus 2 geros pridedam, 2 geros pridedam, 2 geros pridedam. Ir kadangi mums reikia pridėti 36 akis, mums nesigauna, gaunasi po kablelio. Tai kad gautųsi viskas gražiai, mums reikia pridėti po 38. Tai vadinasi 76 akis, tas pirmas skaičiukas, plus 38 lygu 114. Tai pas mus po pirmo pridėjimo turi būti 114. Toliau, po antro pridėjimo, kuris bus 3 geros ir pridedam, 3 geros ir pridedam, 3 geros ir pridedam, pas mus bus 152 akis. Tada kas trečias? 1, 2, 3, 4, trečias pridėjimas, 1, 2, 3, 4 ir taip toliau, pas mus bus 190 akių. Ir visur pridedam po 38. Taip, toliau ir paskutinis ketvirtas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ir tuomet mes gaunam 228 akis. Pagal mūsų skaičiavimus turėjo gautis 220 akių, ne? Bet mes gaunam 228. Aš šitą skaičių ir palikau. Iš tikro galite jūs čia pasikoreguoti. Jeigu jūs nenorit, kad dar 8 akim paplatėtų, vis dėlto jūs norit, kad būtų skaičius būtent tas, kurį pasiskaičiavot, tai paprasčiausiai aš jums dar aišku tą rodysiu praktiniai dalyje, bet pačioj paskutiniai, kai jūs apsuksite visą ratą, kai mėgsit ir čia bus jūsų žymeklis ir prieš tą žymeklį praktiškai pirmoj akyje mes prieš pirmą ir paskutinę akį turėsim dar pridėti pagal viską. Bet jeigu jūs nenorit, kad padidėtų jums skaičius akių, tai jūs paprasčiausiai jau ten nebepridėsit. Tai va, ir bus mažesnis skaičius, bet čia jūs žiūrėkite pagal save. Dabar dar svarbus momentas ir dėl ko mes skaičiavom eiles. Tai kas kiek eilių mums reikia pridėti. Kadangi mano čia buvo darytas reglanas 17, bet aš jau savo pasiskaičiavau naujai, tai kaip aš mėgstu, tai va, tai žodžiu, taip, mano atveju 28 eilės yra. 28 eilės 10 cm. Tai aš vadovaujuosi paprasta matematinę formulę, tai man reikia sužinoti eilių skaičių, tai eilės yra x 13 cm. Prisimenate, ne? Dėl ko 13 cm? Va, palaukit, kur čia rodžiu aš. Va, kodėl 13 cm? Nes visas bendras reglanas, tai yra pas mus, mano atveju, bus 16. Bet atnarai aš palieku tos 3 cm, aš jų nekliudau ir dėl to aš imu būtent 13 cm, nuo ko ir prasidės mano pridėjimas. Dėl to, kad pridėsime akis nuo pat pradžios. Žinoma, pradžiai padarysim įgilinimą, nes aš visuose mezginiuose darau įgilinimą ir jis yra ir patogus nešiojimui ir man gražiau. Ir, na, kaip čia pasakyti, nesmauks kaklo, jis bus šiek tiek nuleistas tas mezginys, tai po pridėjimo, kur priekį pridėjimo nėra, jis bus gale eis, ne? Tai mes iškart ir pradėsim pirmą eilę daryti, pridėti ne tai pasakiau turbūt, ne, nuo įgilinimo po jo mes iš karto darysim pirmą pridėjimą. Čia bus pirmas. Po to po kažkiek tai eilių, kurias apsiskaičiuosim, darysim antrą.
po to po kažkiek eilių darysim 3, po to po kažkiek tai eilių darysim 4 ir dar turėsim tiek pat pramegzti eilių. Ir tada jau išiminėsim rankas ir paliksim kūnui megzti. Tai va, tai eilių mano atveju bus 36,4 ir mes suapvalinam iki 36. Ir dabar mums reikia pasiskaičiuoti, kas kiek eilių bus pridedama. Tai 36 dalinam iš 4, nes 4 kartus pridėsim ir bus 9 eilės. Tai vadinasi, 8 mezgam, 9 pridedam. Ir kad gražiai gulėtų ant pečių mezginys, mes turėsim, kaip įrodžiau, po paskutinio pridėjimo dar išmegzti 8 eilės. Ir jau tik tai tada mes jau pasižiūrėsim, ar mūsų reglanas toks, kokį pasiskaičiavom, ir tik tai tada mes jau nuimsim rankovės ant atskiro siūlo ir megsime kūną. Tai va. Na, o tolimesni, tai mes kaip ir dabar, taip, visus skaičius mes turim, ne? Dar galiu apibendrinti, taip. Taip, palaukit, aš paimsiu dar vieną lapą tada. Tai tokį apibendrinimą dėl skaičiavimų. Svarbiausia, turėkit ir įsiskaičiuokit tankį, tai yra kiek akių. 21 akis mano atveju yra 10 cm. Ir kiek eilių, mano atveju 28 eilės 10 cm. Išsiskaičiuojam, išmatavę vaiką, išsiskaičiuojame, kiek mums reikės pririnkti akių, turėti ant virbalo. Tai mano atveju 76 akis. Kiek mums reikės turėti akių, kai pabaigsime daryti tą apvalųjį reglaną. Tai mano atveju bus 228 akis. Bus 4 pridėjimai po 38 akis. Taip. Ir pridėsiu kas 8 eilės. Kas 8 eilės. Taip, 9 eilėje. Ir viskas. Štai tokių dalykų mums reikia žinoti, šių skaičių reikia žinoti, kad pradėti megzti apvalųjį reglaną. Taip, gal turbūt apie skaičiavimus kaip ir tik tai tiek, ne? Tai dabar jūsų namų darbai būtų tokie, jeigu jūs norit megzti kartu su manimi. Tai, dar palaukit, žinot ką? Dar aš gal apie įgilinimą dar tada užsiminsiu. Čia žubiškai, šiek tiek tai va. Dar šiek tiek apie įgilinimą aš tada papasakosiu, bet aš įgilinimą megsiu kartu su jumis kitoje pamokoje. Kaip yra su įgilinimu? Čia tom, jeigu kurios jau planuosit jau gal net šiandien ar rytoj, jeigu turite savo skaičius, kad nelaukti, tai va, kaip aš darau. Numezgu atnarą, čia jau kokią jūs norit, arba kaip aš mezgiau čia vien gerosiom akim, arba gera bloga, 2 geros, 2 blogos, arba blogų eilė, gerų eilė pramezgame. Na, sakau, čia jau kaip norit, kokią norit, tokį ir darotės. Ašgi megsiu dabar gera išvirkščia akis, tai megsiu 8 cm, 8 eilės, tai yra 3 cm. Po jų aš turėsiu štai tokį vaizdą. Pas man yra 76 akis, niekas nepakito. Čia pas man žymeklis, aš atsiskaičiuoju pusę mezginio. Ir čia irgi pasižymiu, kad turėčiau 2 taškus, kad man nepasiklysti. Ir dabar, tai čia pas man bus 38 ir 38. Šiaip aš nesižymiu, aš dažniausiai nusibraižau schemą, aš mezginyje markeriu skirtingai, įvairiai. Kai pati skaičiuojasi, tai nededu, jeigu mezgu pagal kažkokį tai kitą aprašymą, tai tada susidedu, nes, na, vis tiek, kai yra ne mano, tai
paprašiau nepasiklysti, jau kai savas yra mezginys skaičiuotas, tai tada kažkaip tai, man nereikia. Tai kaip aš darau? Aš susižymiu taip, kad aš darysiu apsukimus čia. Taip, tai čia paliksiu 2, čia 2, 2 ir 2. Ir dar čia padarysiu. Taip, va. 2, 2, 2. 2, 2. Tai dabar kaip aš mezgu. Pradedu nuo čia. Mezgu, mezgu, mezgu. Palieku iki kito žymeklio, kurį pasižymėjau pusę to mezginio, 2 akis. Ir apsisuku. Apsisuku, keliauju, keliauju, keliauju. Atsiprašau, ne 2 akis, o 4. Iki šio markerio žymeklio. Keliauju, keliauju, keliauju iki čia. Kai lieka irgi 4 akis. Toliau apsisuku, keliauju, keliauju, palieku iki 2 akis lieka. Keliauju, grįžtu atgal. Blogosiomis akim. 2 akis lieka čia iki pagrindinio žymeklio, kuris rodo eilės pradžią. Tada vėl keliauju, keliauju, keliauju. Tada jau žymekliai galiu šitą praimti, jis man nebus nereikalingas. Pramezgu dar 2 akis ir sustoju čia, apsisuku. Blogųjų eilę mezgu, mezgu, mezgu. Praeinu pagrindinį žymeklį, pramezgu 2 akis ir sustoju čia, apsisuku ir aš taip mezgu. Vėlgi, su tuo įgilinimu jūs irgi žiūrėkit pagal save, kiek stipriai jūs norite, kad jisai būtų. Tai va, mano atveju, taip aš jums parodysiu, va taip yra. Būtent aš tokį dariau, kaip aš jums parodžiau, tai čia buvo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 apsisukimai, tai 10 eilių. Tai va. Tai gaunasi va toks. Man kažkaip tai 10, 12, kartais 8 darau, priklausomai nuo dydžio, bet kažkur tai 10, 12 pas mane prastai būna eilių, skirtumas tarp priekio ir nugaros. Tai va. Bet kaip aš tai darau praktinėje dalyje, aš jums tą būtinai parodysiu. Tai dabar, manyčiau, gal turbūt kaip ir viskas, nes ar viskas buvo aišku, ar gal kažkokių tai klausimų jūs turit. Nes kaip ir ta tokia teorinė dalis, tai kaip ir viskas yra. Kaip ir daugiau nelabai yra čia ką sakyti. Tai dabar pagrindas būtų tas, kad jums reikėtų pasidaryti mėginuką iš siūlų, iš kurių jūs norite megzti. Tai nebūtinai gali būti šie siūlai. Galit bandyti patekti į mano tankį, tai pasirinkti kažkokį kitą siūlą, kurį irgi būtų jūsų, tarkim, 21 akis, ar 20, ar 22. Iš esmės didelio, tai super, labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, tai didelės reikšmės neturi, bet jeigu jūsų, tarkim, pavyzdžiui, bus jau 18 arba kokios 24 ir daugiau, tai tada jau žinokit, jūs nepatenkat į mano skaičiavimus, tai tada jau geriausiai pagal tai, kaip aš pasakojau, pasidarykite savo. Iš tikrųjų, tinka siūlai tinka bet kokie. Kokius jūs tik tai išsirinksite. Tikrai jie nėra neringačių už jūsų... Neringa, dar kartą aš pati pasakyčiau. Galvoju, nauja jūsų čia žinutė, žodžiu. Nėra mano skaičiavimai būtent skirti kažkokiam konkrečiam siūlui. Čia buvo labiau tokia pamoka, kad jūs galėtumėt pasiskaičiuoti pagal savo norimus ir turimus siūlus. Tai va, tai aš tada galvoju, ar jums užteks laiko, pavyzdžiui, iki trečiadienio nusimegzti mėginukai ir padaryti skaičiavimus. Tada galvoju, kad galbūt tada trečiadienį 9 valandą vėl susitiktumėm ir kitoje pamokoje aš parodysiu, kaip aš sujungiu į ratą, prasimegsim atnarą, tada parodysiu, kaip aš darau įgilinimą. Matote, ne? Įgilinimą, kaip aš darau. Tai tokia bus labiau. Vilija, ačiū, labai laukiu siūlų. Taip, Vilija išsista. Tai va, kaip darome įgilinimą ir tada pirmą eilę aš parodysiu, kaip aš darau pridėjimų. Nes vienoje vietoje aš pasakysiu, kaip aš darau šiek tiek kitaip. Gal jums tai padės.
Ir po to jau visą kitą, jau jūs darysit iki reglano pabaigos, iki šitos dalies, jau jūs meksite pačios. Aš parodysiu tik pačią pradžią ir po to jau visą kitą likusią dalį jūs nusimeksite pačios savo, nes jau tai jau bus jau aišku, skaičiavimai visi kaip ir jau bus. Birutė, labai puikiai pamoka, aiškinimas pradedančiam vertas 100 balų. Ačiū, o kaip smagu. Rūta, labai tiesiog kartu. O, kaip faina, Rūta, labai faina, labai malonu. Birutė, dar prie jūsų komentaro grįšiu. Iš tikrųjų, čia toksai man dvigubas komplimentas, nes šiaip pagal specialybę tai aš esu mokytoja, turėčiau būti, aš baigus esu pedagoginė ir kažkaip aš visada galvoju, kad aš nemoku mokyti, kad man sunku papasakoti, paaiškinti. Tai man čia, žinokit, toks dvigubas komplimentas, dar ir iš tos profesinės pusės, kur niekada nedirbau pagal tą profesiją. Jolanta, ar naujiesiems siūlams irgi tiks 3,5 virbalai? Čia mes apie šitos kalbame, o ne apie šitos koton. Tuoj pasižiūrim, galim tuo pačiu pasižiūrėti. Ir vyras žiūri. Labutis mokytoja. Labutis. Jolanta, mokate ir labai. O, labai malonu. Taip, žiūriu 2,5, 3,5. Čia virbalai rekomenduojami ir čia yra 200 gramų, 620 metrų. Čia yra. Jolanta, mokat. O, kaip faina. Spirinė mokytoja esat. Sandra, o, labai ačiū, iš tikrųjų. Tai čia dabar taip 200, bet su matematika, tai man be skaičiuotuvo yra sudėtinga. Tai čia bus 310 100 gramų. Ir tada, jeigu 50 gramų, 310, 160, ne, 50 gramų. Mediteranėje yra 115, 50 gramų. Tai aš gal vis tik imčiau trečią numerį. Nu, 2,5, o jeigu, ne 2,5 aš gal nemėgsiu, aš gal trečiu mėgsiu, žinokit, va šitos siūlus. Pasibandysiu, aš dar šiandien kaip tik ir pasibandysiu. Asta, kaip patinka dalykas, tai lengva mokyti. Tikrai, žinokit, Asta, kažkaip tai man, nežinau, aš čia kaip būdas jau gyvenimo, čia hobis yra, tai kažkaip tai net darbų sunku tai pavadinti, nes, na, tikrai tas. Tai visa tai patinka labai, ta visa visuma nuo mezgimo iki domėjimosi, skaičiavimo, žiūrėjimo, į kažkokius ėmimus idėjų, siūlų ir taip toliau. Tai tai Jolanta, čia žinokit 2,5, 3,5, bet aš gal pati rinksiuosi, žinokite, trečią numerį, būtent šiam siūlom. Bet aš apie juos rytoj papasakosiu, rytoj gal ir turėsiu kaip tik ir mėginuką, nes dabar vaisėsiu, prasimėgsti, pasižiūrėti, kaip gula raštas, nes tikrai mėgsiu iš šito bus toksai, pasakysiu, verstiniu tokiu žodžiu, maikė tokia bus, maikė vaikui, tai va. Bet tuo pačiu principu, kaip ir dabar mes mokėme, nu, kaip dabar mes žiūrėjom, lygiai taip pat, tuo pačiu reglanu mėgsiu su jum kartu, tik tai iš plonesnio siūlo ir bus tokia maikė. Ar spėsiu nusipirkti iki pamokos? Spėsite, aš rytoj ryte sudėsiu visas spalvas ir aš jums brūkštelsiu žinutę. Tai tikrai spėsite. Iš tikrųjų visos pamokos išliks. Aš net ir turiu tokią, žinokit, mintį, šitas pamokas perkelti dar į Patria siūlo elektroninę parduotuvę. Kad jums būtų dar ir paprasčiau ne tik, kad čia ieškoti Patria siūlose, kur yra kažkuris tai video, bet pas man Patria siūlose yra Patria siūlų blogas, kurio aš nevedu iš tikrųjų, bet jisai yra. Tai vis neprisėdu, vis nėra tam laiko, nors vasara, tas pavasaris, vasara toksai šiek tiek ramesnis sezonas mezginiuose, bet iš tikrųjų laiko tikrai neturiu, daug užsako, daug siūlų pakuoti reikia, siuntų atvažiuoja daug, tai iš tikrųjų nelabai spėju, bet kažkaip galvoju, būtent šį mezginį aš patalpinsiu ir į Patria siūlus, kad jūs matytumėt viską vienoje vietoje. Aš tik tai pasižiūrėsiu techniškai, kaip tai galima ten padaryti. Tai ar aš raštu surašysiu ir sudėsiu video ar nufotografuosiu tam tikrus momentus, ar šiuos video sukelsiu su šiek tiek tekstinės informacijos ir nuotraukom. Na, žiūrėsiu, kaip galima techniškai padaryti taip, kad jums būtų irgi
lengva ir paprasta bet kada rasti, kada jums bus patogu, lygiai taip pat ir su Skandinavija tuo megztuku planuoju lygiai tą patį padaryti, nes manau, kad tokio paties modelio aš vaikui megsiu ir kitai žiemai, nes man tikrai labai patiko, vaikas vis dar nešiojo, mezgiau gruodį, tai mes praktiškai vien jį ir nešiom, nes jis tikrai labai, labai toks universalus ir labai geras dalykas tas Skandinavijos siūlų megztukas. Jolanta, ačiū Jums. Tai, Birutė, aš taip pat mokytoja labai gražiai ir aiškiai perduota informacija. Malonu klausytis. O, kaip malonu, Birutė. Tokios kolegės mes esame, ne? Erika, labas vakaras. Sveiki, Erika, malonu, kad prisijungėt. Tai galit perklausyti video, jis tikrai liks. Žiūrėkit, klausykit, jeigu kils kažkokių tai klausimų, jūs galit man komentuoti po šio video. Aš komentarus matau, gal tik tai ne visus iš karto šios pastebiu, nes rautas tikrai būna didelis ir kai kurios komentarus perskaitau tik tai po ilgėlesnio laiko. Tai jeigu yra labai nekantru, kažkoks iškilo klausimas, apie kur reikia atsakymo čia ir dabar, tai tada man geriau rašykite į Messengerį. Aš taip greičiau sureaguosiu, nes vis tiek telefonas, kaip bebūtų, šalia yra ir per Messengerį aš greičiau sureaguoju žinutes. Na, kitu atveju galite rašyti į info@patriasiūlai.lt, bet paprasčiau būtų į Messengerį, kad turit klausimą dėl megztuko ir bandysiu aš tada jums padėti. Vida, kai gerumas jūsų, ačiū. Malonu labai, Erika, būtinai paklausysiu nuo pradžių, ką tik po darbų. O, nieko tokio, mes irgi dirbam. Tai gerai, tai aš tada jūsų daugiau netrukdau su kalbom, tai manau, kad tada viskas yra aišku čia su mūsų visais tais skaičiavimais, tai tada pasidarot mėginuką iš siūlų, iš kurių norite megzti, pasiskaičiuojate ir mėginukas, beje, rekomenduojama, kad būtų po plovimo, tada skaičiuoti. Aš prisipažinsiu, skaičiavau ne po plovimo, skaičiavau, kai dar mezgiau, kol dar buvo neišardytas prieš tai esantis mezginys, skaičiavau taip, nes, medvilnė, kad pasitemptų, tai jinai nelabai turi tą savybę. Čia vis tik ne merino vilna, kuri gali tikrai pridaryti siurprizų. Rita, ačiū, buvo super. Jolanta, ačiū, buvo super. Labai iš tikrųjų džiaugiuosi, labai pergyvenu dėl šito video. Šiandien dar šiek tiek repetavau, nes bijojau nusikalbėti, bijojau, kad kažkaip ne tą kažką susakysiu, ar bus neaišku. Bet tikrai labai džiaugiuosi, kad patiko ir kad buvo aišku. Tai tada susitinkam trečiadienį 9 val. Turbūt gal trečiadienį, 9 valandą ir pradėsime pirmą video. Tos, kurios dar būsit nespėjusios, nepergyvenkite, viskas yra gerai, jūs galit pradėti ir šiek tiek vėliau. Nes, kaip ir minėjau, video liks, tai jūs galėsit pradėti ir kitom dienom. Jeigu jūs nespėsit su mano tempu, tai tada galėsim kitą video pamoką jau po reglano, tai pasidaryti tik po savaitės, kad visos suspėtumėt, jeigu jūs tikrai bus poreikis megzti kartu su manim. Nors aš nežinau, aš jau gal po to kitas dalis darysiu, gal kitų formatų, pasižiūrėsiu, iš tikrųjų aš pirmą kartą tokį dalyką darau. Tai kaip ir pačiai dar, kaip ir pirmas kartas, daug visokių klausimų yra ir norisi, kad viskas būtų labai gerai ir jum aiškiai. Tai va. Ir dar paskutinis toks mano žodis. Aš nesu profesionali mezgėja. Aš esu mėgėja, kaip ir jūs. Manau, kad daugelis jūsų netgi žino daugiau negu aš ir patirties turi daugiau negu aš ir praktinės dalies turi daugiau negu aš. Tai aš tiesiog šiuo video aš noriu pasidalinti būtent tai skaičiavimais mezgimu, kuris man padėjo skaičiuoti ir nusimegzti megztuką, kuris vaikui tiko. Tai tiesiog toksai kaip pagalbininkas jums, kažkokios gairės pasiskaičiavimam jūsų norimam nusimegzti megztukų. Tai va. O jeigu norit kažkokių siūlų, vis tik pritrūkot kokių nors gražių siūlų, tai galite užsukti į www.patriasiūlai.lt. Visada mielai aš jūsų tenai laukiu. Kilus klausimą man rašykite į info@patriasiūlai.lt arba į mano messengerį Patriasiūlų. Tai va, tai žodžiu, susitinkam rytoj video 12 valandą. Tai pakalbėsim apie naujuosius siūlus. Tai yra Concept by Kate Cotton Cashmere Degrade. Ir tada kitas video, pamoka kita, nusimatys pas mus trečiadienį 9 valandą vakaro.
Na tai ką, tai bėkim megzti, ilsėtis, nežinau, žiūrėti televizorių, pasibūti su šeima. Tai žodžiu, visom ačiū už klausimą, ačiū, kad buvote kartu ir gražaus likusio vakaro. Ate, ate.